Labas vakaras, šią laidą yra kaip yra. Valdantieji valstiečiai pradėjo rinkti parašus referendumui dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo iki 121. Prasminga ar pavojinga ši idėja? Apie tai šiandien čia laidoje. Šalis sumažėjusi, iš esmės, trečdaliu. Ane? Seimas nesumažėjo. Seimo narių skaičius, mano galva, tokia diskusija sąmoningai sukurta, nukreipta. Čia maždaug prilygsta, kokio dydžio turėtų būti popierinės nosinaitės. Ar 5 cm, ar 8. Mes eliminuojame Seimo narius kaip specialistus iš darbo rinkos. Ir jiems Seimas tampa kaip darbo vieta. Jie prisisiurbė prie to, savo kėdės. Ir iš tiesų, tai tas tapimas yra žalingas. Čia visos aplodismentais uždarinėjo Seimą, nes ten plėpikla. Hitleris uždarinėjo, Stalinas uždarinėjo. Yra toksai lietuviškas posakis: 141 auklė, vaikas be galvos. Tai vat 141 Seimo narys, vaikas Lietuva be galvos. Turėkit ranką prie širdies, sumažins tą Seimo narių skaičių iki 121. Kas pasikeis? Niekas, vyrai, būkit sąžiningi. Kas sprendžia žmonių ateitį ir žmonių likimą? Seimas. Ne, aš manau, kiekvienas žmogus yra savo likimo kalvis. Aš mažinčiau ne iki 121. Aš mažinčiau iki 101. Su ta tendencija konstitucijos kaitalėjimo yra kaip toje senoje geroje traškučių reklamoje. Kartą paragavęs negali sustoti. Širinskienė tiek prisiūlysi keitimų, kad net mano 5 plaukai stojasi ant pakaušio. Negalima taip. Anglijoje 10 metų praleidęs Dmitrijus sako, kad Seimo nariai turėtų prisimti atsakomybę už savo darbo kokybę. Žmonės masiškai emigruoja, todėl proporcingai turi mažėti ir Seimo narių skaičius. Labas vakaras, Dmitrijus. Labas vakaras. Papasakokite apie savo emigracijos istoriją. Kodėl jūs išvažiavote iš Lietuvos? Išvažiavau iš Lietuvos 2004 metais. Dėl pagrindinės priežasties nebuvo realiai iš ko gyventi. Nebuvo užtektinai pinigų, kad išmaitinti šeimą su 2 vaikais, ir teko pasirinkti ne tą kelią, kurio aš norėčiau iš tikrųjų, nes myliu Lietuvą ir norėčiau čia gyventi ir stengiuosi čia gyventi, bet teko pereiti per visas kančias ir grįžus prarasti ir šeimą ir viską dėl to, kad negaliu aš gyventi ne Lietuvoje ir jaustis antrarūšių, negaliu aš dirbti sandėliuose su aukštoju teisiniu išsilavinimu, man neleidžia mano vidus, kad negaliu tiesiog. Ar sunku buvo apsispręsti tuo metu, kai jums reikėjo išvažiuoti? Iš tikrųjų buvo labai sunku išvažiuoti morališkai, sakyčiau taip. Išvažiuoti finansiškai man nebuvo pasirinkimo. Tiesiog. Aš privalėjau tai padaryti, kad mano šeima išgyventų, iš tikrųjų, nes mes neturėjom pinigų, mes gyvenam 4 už 400 litų. Neturėjom nei būsto, nei mašinos ir nebuvo galimybės to nusipirkti, kadangi algos regionuose yra minimalios ir neina fiziškai sutaupyti niekam. Ir privalėjom atsiradus galimybei 2004 metų gegužės 15 dieną. Iš karto po įstojimo į Europos Sąjungą. Iš karto po 2 savaičių iš esmės. Aš jau buvau Anglijai. Ir Anglijai aš iš karto susiradau kelis darbus. Ką jūs dirbat? Pagrindė sandėliai, pagrindė sunkus fizinis darbas, kaip aš vadinu, nugaros pardavinėjimus. Tu parduodi savo nugaros slankstelius, parduodi pečius, parduodi sąnarius, per kelis metus susensti 10-15 metų ir paskui grįžti į Lietuvą taisyti sveikatos. Kokios buvo jūsų pajamos tada Didžiojo Britanijoje? Pajamos tenais yra minimalios mūsų lietuviams, kadangi tu nežinai kalbos, tu neturi kvalifikacijos ir tu dirbi už minimalų atlyginimą. Bet minimalus atlyginimas Anglijai šiuo metu yra apie 1500 svarų, tuo metu buvo apie 1150, jeigu aš neklystu. Bet būsto nuoma, transportas... Labai brangu. Labai brangu. Tai kas jums likdavo? Likdavo tas, kad aš dirbau keliuose darbuose. Aš ir čia eičiau dirbti keliuose darbuose, bet čia netgi dirbdamas keliuose, tu išmarinsi save taip, kad tu nei pinigų neuždirbsi, nei sveikatos nebeliks. O ten, jeigu tu dirbi 2 darbuose, po 16 valandų per dieną, po 18 valandų per dieną, tu sau leidi už vieną atlyginimą susimokėti už visus, kaip ten vadinamai, bilai, tai komunalinės paslaugos, nuoma, telefonai, kūras, draudimas, o kita alga tau lieka. Tai likus kitam 1200 svarų, kai jis kainavo 6 litai, kai aš išvažiavau, tai čia didžiuliai pinigai, 7000 litų. Išvažiavau iš 400 į 7000, čia nepalyginamai. Bet jūs ne tik padėjot sveikatą, jūs emigravot su šeima, su žmona. Kaip tai paveikė jūsų asmeninį gyvenimą, santykius tarpusavio? Paveikė labai baisiai, kadangi šeima suira, paaiškinsiu dėl ko.
Mes buvom jauni, mums buvo po 25 metus, mes buvom susituokę kelis metus prieš tai ir dėl mano iš esmės nebuvimo namie ir žmonos socialinio, kaip sakoma, nebuvimo socialinio gyvenimo žmonai, atsirado, pradedi nemiegot kartu, pradedi nebebendrauti, nes laiko neturi. Jinai išvažiavus dieną, aš dirbu ir naktį, ir dieną antroji pusė. Ir gaunasi taip, kad vaikai be tėvo, žmona be vyro. Vat. Ir per metus, 1, 3, 5, 7, tu pasidarai svetimas žmogus. Svetimas viens kitam. Ir šeimos, kiek aš žinau, Anglijai išvažiavėlių iš Lietuvos 90% šeimų subyra. Mes bandėm dirbti dviese su žmona. Buvo laiko, kai man buvo sunku, kai aš praradau pajamas, dalį pajamų 2008 metais. Mums teko dirbti dviese. Jis dirbo dieniniai, aš naktiniai, kadangi vaikus reikia kažkam prižiūrėti. Tai mes iš vis viens kitą matėm per savaitę gal 4 valandas. Dmitrijau, jūs padėjot sveikatą, jūs nebeturite šeimos. Ar jūs norit pasakyti, kad Seimas yra kaltas dėl jūsų sužlugusio asmeninio gyvenimo? Pradėkim nuo to, kas yra įstatymų leidėjas Lietuvoje. Būtent Seimas. Kas sprendžia žmonių ateitį ir žmonių likimą? Aukščiausiai. Seimas. Kas ten juos stato? Gal jūs patys sprendžiat savo likimą? Aš pratęsiu mintį, kas ten Seimūnus stato į Seimą. Aplinkybės kaltas. Gyventojai. Bet yra reikalas tame, kad pastatė ten tą Seimūną, mes nebegalim jo nieko paklausti. Jisai dingsta. Jisai prieš rinkimus visas gražus. Po rinkimų jo nėra, 4-5 metai aš jo nematau. Seimo narys, konservatorius Kęstutis Masiulis yra su mumis šį vakar. Jūs esate tas įstatymų leidėjas, kurį... Vienas iš įstatymų leidėjų, kuriuos paminėjo Dmitrijus. Jūs jaučiate atsakomybę už sužlugusį Dmitrijaus gyvenimą? Ne, už jo gyvenimą, aš manau, kiekvienas žmogus yra savo likimo kalvis. Aš galėčiau Dmitrijui pasakyti, papasakoti čia savo istorijos. Irgi. Mano tėvas alkoholikas buvo, kai aš buvau mažas. Aš atsimenu, štai tokia vaikystė. 12 metų šeima įsiskyrė. Pats išmoko viską daryti. Žmonai batus ir dabar taisau. Baldus gaminti, namo pastatyti. Kada dirbau mokslę, kada prasidėjo nepriklausomybė, tai kadangi nenorėjau mesti šito užsiėmimo, žydinis krosnis su broliu statydom, kur tik nestatėm, kur tik nedarėm. Po 3 darbus dirbdavau. Aš suprantu, kad jūs geras žmogus, lygiai geras politikas. Žiūrėkit, ardau lygiai taip pat. Jūs gali būti gerų žmogum, puikių žmogum. Palaukit, Dmitrijau. Ir maniau, kad aš niekada nekaltinau jokių aplinkybių. Aš maniau, kad tik aš esu atsakingas su savo šeimą, bet už šeimą, o ne už pinigus. Jūs daro daugybę klaidų. Jūs rūpinatės pinigais, bet šeima nesirūpinot. Ir kaltinant įvairias... Aš negaunu tokias algas kaip jūs, atsiprašau. Aš algą negaunu, aš ją uždirbu, suprantat? Kas jums ją moka? Aš uždirbu. Visų pirma, kas man moka? Kas moka jums? Aš jums sakau, moka va čia, aš rodau. Lietuvos gyventojai. Moka mano galva. Lietuvos gyventojai moka, ne galva. Jūs mane ištrieškite, kur norite. Iki Seimo aš uždirbdavau didesnį atlyginimą. Gaudau, galite pažiūrėti deklaracijas, jos egzistuoja. Tai aš 2000 metais, kada pirmą kartą buvau išrinktas, o dar vaikai 3 tebebuvo šeimoje, aš neėjau į Seimą, atsisakiau mandato. 2004 metais bijojau, kad bus išrinktas, vaikai dar irgi buvo šeimoje, irgi dėl atsakomybės mane kvietė, prašė, kad eičiau, buvo matomas žmogus tiesiog, irgi neėjau į Seimą. Nes irgi jutau atsakomybę prieš šeimą. O jau 2008 metais ėjau sąmoningai, nes maniau, kad mano kompetencijos ir žinios reikalingos Lietuvai, jums ir visiems kitiems, ir jau į Seimą susimažindamas atlyginimą, bet iš to pragyvenom. Aš galiu pasakyti, mes su žmona dabar, mes sekam visą laiką savo išlaidas. Mums 2 pavalgymų užtenka 200 eurų. Tikrai ne dėl kažkokio atlyginimo ar dar. Dmitrijau, jūs paaiškinkit, kodėl jūs norėtumėt matyti mažiau Seimo narių? Nes jie nedirba. Jeigu aš jų darbdavys, o aš esu jų darbdavys, aš rinkėjas, iš mano mokesčių mokamos algos Seimo nariam ir visas jų išlaikymas, nemokamas automobilis, vairuotojai, užsienio kelionės, apranga, būtas Vilniui, iš mano pinigų, iš tokių kaip aš. Ar jūs žiūrėkit, pradėkim viską vardyti. Ir jeigu jie neveikia mano labui, o aš esu jų darbdavys, jeigu jis mano pavaldinys ir jis nieko nedirba, kam jis man reikalingas?
Kodėl man jų reikia 140, jeigu jie vis tiek nieko nedaro? Bet čia šiaip dažnai girdimas argumentas, tik tai man tai galbūt įdomu dar, jeigu jūs galėtumėt truputį pridėti apie tai, kaip jūs įsivaizduojate tą veikimą jūsų labai, ką turėtų padaryti Seimo nariai. Aš išvažiavau 2004, aš iš Visagino, Visaginas Zarasai, per 2 miestus aš gyvenu. Visaginas Zarasai dirbo dauguma, 80 nesumeluosiu, 5% už minimalų atlyginimą. Aš grįžau po 14 metų, tas pats. Visi dirba minimalus minimalų atlyginimas jau kitas, ne? Nu koks jis kitas? Kam jau užtenka? Per 15 metų tai kainas kitas. Kainas pasikeitė žymiai daugiau negu tas minimalus atlyginimas ir nekvailinkit žmonių. Ką Dmitrijus nori dar pasakyti, tai kad daug žmonių emigravo, ar ne, Dmitrijau? Ir Seimo narių ir dėl to turėtų būti mažiau. O čia prasideda triukai. Ką daro Seimas? Per įstatymus iš tikrųjų išvyko 1 milijonas lietuvių. Taip? Nuo nepriklausomybės pradžios. Taip, nuo 92 iki 18 pabaigos. Tiek neišvyko, bet, Yra statistika. 990. Statistiką tikrai žinau, tikrai tiek neišvyko. Išvyko. Jūs skaičiuojat atvykėlius, kurie neturi nieko bendra su lietuviais. Yra ukrainiečių, kazachų ir moldavų, kurie atvyksta. Ir jūs skaičiuojate bendrą statistiką, kad ją pagesinti. Tai žiūrėkit, deklaruota bedarbystė Lietuvoje yra nuo 7 iki 11%. A kodėl jūs nepaskaičiavo tų, kurie išvyko, kad darbo negalėjo rasti? Tai jūs atgal čia paskaičiuokite darbo biržą ir jūs gausite 40% bedarbystės Lietuvoje. Ponas Masiuli, jūs paaiškinkit, kodėl neteisinga būtų mažinti, vertinant emigracijos mastus? Žiūrėkit, nieko bendro neturi. Mes sumažinkim iki 1 ir emigracija nepasikeis. Ką jūs kalbat? Trečdalis sumažėjo Lietuva, Seimo narių skaičius aplinkybės, leiskit jam paskaičiuoti. Aplinkybės žmonės juk irgi balsuoja. Kodėl jūs sakot, kad sumažėjo Lietuva? Tai Lietuva nesumažėjo, man. Kiek Lietuvoje gyventojų? Ne piliečių, o gyventojų. Žiūrėkit, balsuoja piliečiai, o ne gyventojai. Kiek gyventojų yra Lietuvoje? Jūs išvažiavęs į Didžiąją Britaniją turite teisę balsuoti. Kažkodėl į darbo biržą jūs jos neskaičiuojat, o į rinkimus skaičiuojat. Aš tai niekur nieko neskaičiuoju, bet... Į privalomą socialinį draudimą neskaičiuojat. Už juos nemokamą jie neapsitarnauja. Grįžęs iš Anglijos aš nerandu čia medicinės pagalbos, aš turiu susimokėti. Jūs manęs neskaičiuojat. O kai jums reikia, jūs skaičiuojat. Bet ką sako istorikas, publicistas Bernardas Gailius ir Seimo narys Kęstutis Masiulis, tai kad jūs, nepaisant to, kad jūs buvote išvažiavęs, jūs galėjote eiti ir balsuoti, ir rinkti Seimą, rinkti prezidentą, rinkti vietinę valdžią. Seimas užsienyje būnančiam žmogui, ką jis duoda? Aš jų ne vieną nemačiau tenais, negirdėjau, niekada Anglijai. Nei vieno iš jų. Aš išvažiavau į Angliją, mano skala kaip piliečio, Lietuvos užsienio skala, buvo piliečiam padalinta 2,5 tūkstančio eurų. Aš grįžau iš Anglijos 12. Aš atsivežiau 40-50 tūkstančių eurų, investavau į Lietuvą ir aš dar skolingas mano šeimai 48 tūkstančius eurų kitom valstybėm. Ką jūs darot? Jeigu kalbam apie emigravimą kaip argumentą, kad jeigu emigravo žmonės, reikia mažinti. Tai sakau, kad tai ne argumentas, nes emigravę turi teisę balsuoti. Reikėtų suprasti, kad konstitucija yra tokia svarbi vertybė, kuri neturėtų būti kaitaliojama dėl kažkokių aplinkybių. Tai dabar, jeigu kai kas rodo pavyzdžiui, Estija, žiūrėkite, 100 parlamentarų. Bet jeigu proporcingai gyventojų skaičiui, mes skaičiuotum tai tada ir skaičiuotum, kad Lietuvoje yra tik 2,8 milijono gyventojų, piliečių tiksliau likę, o kiti anų neskaičiuojami ir laikomi, kad jie beteisiai išvažiavę. Tai tada Lietuvoje turėtų būti apie 200 parlamentarų, jeigu taip proporcingai pagal Estiją. Tai ir tas pavyzdys atkrenta. Ką darysite, kai prasidės imigracija? Į Estiją jau 3 metai iš eilės plūsta žmonės ir Estija gausėja. Latvijoje pernai sustojo, pas mus jau artėja prie sustojimo ir prasidės didėjimas. Tai ką, mes pradėsim tada didinti parlamentą, ar kaip? Tai neturi būti kaitaliojimas pagal tokias užgaidas. O turėtumėm padaryti tokiem kaip Dmitrijus galimybę rinkti savo atstovą emigracijoje. Aš tokią įstatymo, o tokią konstitucijos, tiksliau įstatymo pataisą siūliau ir vėl dar kartą siūlau. Pavyzdžiui, Prancūzijoje labai daug žmonių gyvena kažkur, tai Didžiojo Britanijoje dar kur. Tai jie renka net keli savo atstovus. Tokių valstybių yra. Kroatija. Tokio padydžio kaip Lietuva labai daug irgi emigravusių žmonių. Porą savo atstovų renka emigrantai. Kęstutis Mažeika taip pat yra su mumis šį vakarą. Jis sako, kad Seimas turėtų sumažėti bent 20 narių, o tie, kurie į Seimą patenka pagal partijų sąrašus, turėtų atlaisvinti vietą po daugiausiai 2 kadencijų. Taip, ponas Mažeika, paaiškinkit savo
mintis. Eidami į Seimo rinkimus mes ir žadėjom, kad, biurokratų turi mažėti. Tai kas šiuo metu vyksta vyriausybėje, ministerijoje, pavaldžiose įstaigose, tai, po 20% valstybės tarnautojų mažėja, bet matom pagal darbus, pagal jų kokybę, tai, ta kokybė matosi ir jaučia tą ir žmonės. Bet ar Seimo nariai biurokratai? Tai iš tiesų manome, kad lygiai taip ir Seimo narių 20%, ką mes prisimėm atsakomybę, ką Dmitrijus ir nori. Aš mažinčiau dar labiau, iki 111. Ir mes iškėlėme tą klausimą Seime, tačiau, kolegos konservatoriai ir socialdemokratai tiesiog ištraukė korteles, nes, ką ir sako, yra reikalinga konstitucinė dauguma ir tokiu atveju, balsavimas virto niekiniu ir tas klausimas lyg tai sustojo vietoje. Todėl, mes kreipiamės į tautą, kuri gali išreikšti savo nuomonę. Ir aš galiu pasakyti savo pavyzdį. Marijampolėje mes per 2 dienas, su keliais kolegom surinkom per 300 parašų. Ir rašosi visi žmonės, nes, žmonės mato, kas yra. Jie pyksta turbūt ant tų rezultatų, kurie 30 metų yra, kur nesikeičia, ką ir yra pastebi kolegos. Ir iš tiesų mes kalbam apie, ką jūs ir paminėjot, apie tuos daugiamandatininkus, kurie eilė metų 5 kadencijos, 4 kadencijos. Kuo blogai, Seime. Tai iš tiesų, jeigu mes, pažiūrėtume, pavyzdžiui, kad ir Rasos Juknevičienės, kolegijais, kuri buvus net 2 ministerijų vadovė, puikiai medicinos gydytoja, tikrai savo laiku gydė vaikus. Ir šiandien dienai, kuris iš tėvų norėtų savo vaiką vesti pas tokią specialistę, kuri 5 kadencijas buvo Seime ir net neprisilietus prie savo profesijos. Aš manau, kad iš tiesų mes eliminuojame Seimo narius kaip specialistus iš darbo rinkos. Ir jiems Seimas tampa kaip darbo vieta, jie prisisiurbė prie to savo kėdės. Ir iš tiesų, tai tas tapimas yra žalingas. Pasižiūrėkit, pavyzdžiui, kolega jūsų Kubilius. Kiek pateikė jūsų kolega Kubilius konstruktyvių įstatymo projektų. Tai vien kritika, vien bandymas trukdyti Seimo darbą, taip yra ir pas jūs tarp jūsų kolegų yra normalių Seimo narių, kurie tikrai konstruktyviai dirba, kurie pasiūlo gerus projektus, kad būtų žmonėms geriau, ką mes kalbam, ką žmonės ir mato. Tai iš tiesų, jeigu mes einame tuo keliu, kad, norim keistis, ką nori žmonės, kad keistųsi, tai manome, kad per 2 kadencijas Seimo narys tikrai gali realizuoti savo visas idėjas, ką jisai, sukaupęs per savo gyvenimo patirtį, ką jisai turi, sukaupęs ir nori padaryti vardan Lietuvos, vardan tam tikros sektoriaus, kuriame jisai galbūt gilino žinias ir visą savo gyvenimą atidavė. Tai mes, aš manau, kad taip yra turbūt sąžininga tų pačių žmonių atžvilgių. Žiūrėkit, ar galima Žeikai pasiūlyti? Jūs neteisingai renkat, jūs jau 1000 parašų turėtumėte, jeigu pasiūlytumėte tik į vieną parlamentarą, arba uždaryti Seimą. Čia visos aplodismentais uždarinėjo Seimą, nes ten plepikla. Hitleris uždarinėjo, Stalinas uždarinėjo. Lukašenkos nepamirškite. Lukašenka tebeturi. Tai jeigu jūs jau taip... Turbūt Baltarusiai nenorėtumėt gyventi. Vertumėt ne taip. Tai žiūrėkit, yra štai kokia bėda. Parlamentas, kai atėjote, atrodo, kad normaliai dirba, nes jūs esate jame, ar ne? Į savo pusės jau jisai sneka, kad jie gerai dirba. Žmogus yra... Mes galbūt blogai dirbame, tai va štai yra paradoksas, kad kai žmonės, kadangi eksponuojama televizijose, visur kitur. Tik jeigu kokią nors nesąmonę kas nors padaro, kokią kvailystę arba jo labiau nusikaltimą, tai tas yra išeksponuojama ir pasakoma, kad va štai kokie jie blogiečiai. Ir štai gaunasi paradoksas. Kai esi pats viduje, tai atrodo visai normaliai ten dirbasi. Dmitrijau, gal jūs norėtumėte į Seimą? Žinot, aš manau, kad nebūtinai tas įspūdis yra teisingas. Kad jeigu mes pasiūlytumėm dar labiau sumažinti, kad žmonės čia subėgtų ir sumažintų ir kad dabar jie čia bėgs mažinti. Kol reikia kalbėti, tai čia kalbėti lengva ir visi mėgsta. Bet kai reikia ateiti ir balsuoti, tai paaiškėja, kad tokie dalykai kaip Seimo narių skaičius, jų atšaukimas, rinkimų apygardų perbraižymas nelabai žmonėms rūpi. Kai reikia balsuoti, pavyzdžiui, man sakė konkretų pavyzdį. Jungtinių valstijų vienoje valstijoje 20 amžiaus pradžioje buvo referendumas dėl to, ar įvesti prohibiciją sausąjį įstatymą toje valstijoje ar ne. Va ten žmonės susirenka. Nes tai liečia kasdienį gyvenimą. Tai yra esminis klausimas, ar bus uždrausta ar ne. Panas Dumbliauskai, kas būtų neigiamo
jeigu būtų sumažintas Seimo narių skaičius? Kad Seimas nemėgstamas, tai čia faktas. Visais nepriklausomybės metais Seimas buvo prasčiausiai vertinama institucija. Ir jinai toliau bus prasčiausiai vertinama. Kokia nors valstybė yra demokratija, Taip, kur tai čia parlamentas būtų mėgstamas? Žmonės renka parlamentus ir jais nepatenkinti. Tai skirkime nepasitenkinimą apskritai Seimu kaip po tokiu. Ir po to skirkime kitą dalyką. Sakykime taip, pavyzdžiui, Dimitriaus pasipiktinimą ir suprantu, mesgi turim pripažinti, kad Lietuvoje kol kas regione žemiausi atlyginimai, žemiausios pensijos, to netimsi. Ką reikia daryti, reikia keisti mokesčių sistemą ir didinti viešąją sektorių. Kol kas to nedaro valdančiojo dauguma. 30 metų tai apie tai kalbu. Bet dabar kalbant apie Seimą, kalbant apie Seimą, nepamirškime, kad Seimas atlieka funkciją. Jis leidžia įstatymus ir antra funkcija yra vykdomosios valdžios priežiūra. Seime yra 15 komitetų, taip? Nesumažino Karbauskis, 15 liko, taip? Tik panaikino informaciją visuomenės plėtros ir padarė kultūros. 15 komitetų, ten turi dirbti žmonės. Ir 15 sričių mūsų gyvenimo. Mes dabar nususinam Seimą, liek 120, tai reiškia 20 narių netenka, kiekvienas komitetas netenka po vieno žmogaus. O tai yra žmonės, kurie ir išvažiuoja į komandiruotės ir serga. Taip, ir bus komitetai, kurie spręs visai Lietuvai svarbius dalykus. Demokratijos nebelieka, jūs norite sakyti. Tiesiog Seimas yra, kaip mes galime įsivaizduoti be Seimo, aš studentams sakau, pabandykime įsivaizduoti, velniam tas Seimas reikalingas, tegu tvarkosi ministerijos. Ir net antro kurso bakalaurai supranta, kad be Seimo neįmanoma. Tai čia pripažinkime tą. O dabar tas skaičių, Seimo narių skaičius, mano galva, tokia diskusija sąmoningai sukurta, nukreipta, čia maždaug prilygsta, kokio dydžio turėtų būti popierinės nosinaitės. Ar 5 cm, ar 8. Kodėl tai yra pavojinga? Pavojinga todėl, kad mes griauname tą žaidimo taisyklės. Nepamirškime, mūsų valstybė net 30 metų nėra. Ir mes dabar keisim konstituciją. Ir apskritai man kelia didelį pavojų kaip piliečiui valstiečių noras bet kokiu atveju keisti konstituciją. Širinskį netiek prisiūlysi keitimų, kad net mano 5 plaukai stojasi ant pakaušio. Negalima taip, negalima, konstituciją reikia gerbti, neskubėti. Valstiečiai laikinėje atėjo, to nebus po kelių metų jų. O konstitucija jinai bus parašyta ir ją labai retai. Prisiminkim, kiek amerikiečiai kartų taisė savo konstituciją. Ant pirštų rankų. Kiek pas jūs pirštų? Gerai, tinklaraštininkas Donatas Raščius sako. 20 rankų pirštų girdėjo. Štai, Donatai, jūs stiprus žmogus. Gerai, paaiškinkit truputėlį. Jūs sakot, Donatai, kad sumažinus Seimo narių skaičių iki 121, pavyzdžiui, ar ne, arba sumažėjus Seimo narių skaičiui komitetuose, jų darbas taps kokybiškesnis. Kaip? Čia sėdi Seimo narys, kuris jau apie 30 metų prieš mūsų veidų šmėkščiojo, čia irgi atėjo reitingo taškų pasirinkti. Ir, žinot, 30 metų Seime, norit pasakyti? Ne, apie 30, aš sakiau. Aš esu trečią kadenciją Seime. Tai kiek metų? 10 metų. 10 metų. Jūs ne vienas ten sėdintis, kai Putinas valdžioj 20 mečius, galėčiau pavardintas pavardės, susirašiau 25 Seimo narius, kurie jau sėdi ten seniausiai. Jūs tarp jų, jūsų veidas irgi dažnai čia irgi atėjot į ekraną pasirodyti ir pasišnekėti truputėlį šitą temą, bet dabar gaudykit kritiką iš liaudės, aš mielai į visus jūsų argumentus be emocijų, faktais išdėstysiu. Jokių problemų. Yra toksai lietuviškas posakis, 141 auklė, vaikas be galvos. Tai va 141 Seimo narys, Lietuva be galvos. Nu čia tarp kitko šitai pasakiau. Aš mažinčiau ne iki 121, aš mažinčiau iki 101. Aš, sakykime, esu savininkas, aš rinkėjas, mes rinkėjai ir mūsų tarnai arba mūsų darbuotojai yra Seime. Mes grubiai savininkai šito Seimo, ar ne, UAB Lietuva vadinkim. Ir mes matom, kad Seimas dirba neefektyviai, tai yra situacija arba stabiliai bloga, arba vėžlio žingsnių gerėja. Aš dėl to piktas. Aš ką matau? Kažkas į darbą neina, kažkas priiminėja nepalankius dalykus, kažkas ginčiasi iki nukritimo, kažkam nusispjaut, kažkam tik gerėja situacija, jis prikėpė prie tos kėdės, aš dėl to piktas. Ir aš tada kaip savininkas, aš tada galvoju, klausykit, mano UABas blogai dirba, ką daryti? Dažniausiai verslininkai atleidinėja žmonės iš darbo. Arba keičia kitais, kokybiškesniais, teisingai. Taip. Dabar ką aš sakau? Aš matau 25 Seimo narius, kurie ten sėdi 10 mečius. Nesikeičia. Bet tai gal demokratiškai jie išrenkami? Dabar žiūrėkit, labai teisingai, žiūrėkit, apie išrinkimą, jeigu jau jūs toksai... Nes, ta prasme, yra ir kiti žmonės, kurie irgi dalyvauja rinkimuose. Ar negali būti taip, kad vis dėlto yra pratingų žmonių ir išrenka tuos, kurie moka dirbti? Va, kaip gražiai pasakė. Kurie moka dirbti. Teisingai. Žiūrėkit, ar jūs norėtumėt, kad jums pilvo pjautų apendicitą, operuotų praktikantų? Ne, Juknevičienė tikrai, kurie dabar gydytoja.
pasiima, nupjauna kažkam kitam. Jeigu galim. Gal turbūt norėtumėt, kad jums profesorius, kuris turi didžiulę patirtį. Tai štai žmonės, parlamentarais niekur nėra išmokom, nėra tokios profesijos. Ką jūs besimokytumėt? Teisė, vadyba, ekonomika, jūsų niekas neparengs. Tik Seime dirbdamas įgauni kompetenciją, kuris reikalingas parlamentaras. Jūsų darbo rezultatų. Aš teisingai išgirdau, ilgiau dirbi ir jeigu žmonės tavim pasitikė, tai vadinasi, žmonės pradeda atpažinti savo atstovą ir daraisi kompetitingesnis savo srityje, kur kitur neišgirdau to darbo, tik tais ilgiau dirbdamas parlamente. Aš neišgirdau apie kokybę jūsų argumento. Tas pats Matijošaitis, kaip ir iš verslo atėjęs, meru tapo ir kažkaip žmonės jį pamilo ir visą kitą. Tai jisai politikų kaip čia gimė ar čia ką, man atrodo, jisai su proto atėjo žmogus ir valdo. Jeigu aš tai visuomeniai valdo ar atstovauja rinkėjus? Atstovauja rinkėjus. Aš turiu mintį, kad jisai teisingai valdo Kauną, okei. Bet turiu mintį ką, kad jeigu jisai žmogus išdirbo savo darbo kokybę, jisai dabar dirba, žmonės įmyli, štai mes matom rezultatą, žinot. O tie, kurie sėdi tenai, dėja, jie kokybės nepasiekė. Dabar grįžtam prie kokybės, kame aš pasakau nekokybė. Žmogus pabėgo, išvažiavo jisai iš Lietuvos dėl tam tikrų aplinkybių. Kodėl aš sakau, kokybė gerėja? Žinot, žmogus įsijungia televizorių ir jis mato tą patį veidą 30 metų. Jis ką galvoja? Mano gyvenimas negerėja. Aš matau vis tą patį veidą. Kas dėl to kaltas? Nagi pasižiūrėkim. Ir vėl tas pats veidas jau 20 metų. Aš galvoju, vat jam gerėja. Ir aš matau, kad jis vėl pakeitęs, vėl atsistojęs po rinkimų, vėl į tą patį Seimą, vėl jis man šneka, koks jisai bus geras. Jisai to nepadaro, man jis negerėja gyvenimas. Nesikeičia iš kadencijos į kadenciją. Aš tiesiog kraunu daiktus ir išeinu. Va tokia bėda. Kaip mažiau Seimo narių dirbs kokybiškiau? Kaip vyksta prezidento darbas? Jisai, kai gauna iš Seimo įstatymą, jisai skaito kiekvieną raidę, jisai labai įdėmiai žiūri ir jisai atsakingai deda parašą, nes jis ką žino, kad pagal tai gyvens rytoj visa Lietuva, taip? Tai yra labai svarbus dalykas. Jis atsakingai tai žiūri, todėl jis bijo suklysti. Ką daro mūsų seimūnai? Jie priiminėja matuką įstatymą, po pusmečio jau rėkia, keiskim, jau čia viskas blogai. Tai palaukit. Jeigu jūs priiminėjate įstatymus po pusmečio, kokia čia kokybė? Būtų jūsų ten 7. Aš su jumis nesiginčiu. Būtų jūsų ten 7. Ne, tai tvarko, žiūrėkit, būtų jūsų ten 7, 6. Jūs labai svariai žiūrėtumėt kiekvieną žodį. Žiūrėkit, man atrodo, jūs truputį idealizavot dabar prezidento darbą, nes jeigu jūs paklausit bet kokio žmogaus, net ne valstybės prezidento, o apskritai kokio nors žmogaus dirbusio vadovo darbą, net įmonės direktoriaus ar prezidento, ar jis tikrai kiekvieną žodį skaito, ką jis ten pasirašinėja, tai bijau, kad dauguma jums patvirtins, kad dėja ne. Žinot, ką jūs pasakėt? Da, aš išgirdau, aš žinau, ką aš pasakiau. Žmogus deda parašą po kuo rytoj Lietuva gyvens ir neatsakingai tai jūs bandot nukreipti diskusiją į šalį. Neatsakingai žiūrit, manau, kad ne taip atsakingai, kaip jūs dabar bandėt parodyti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš norėjau jums pasakyti, kad tas gerai ar blogai dirba visą laiką yra ir įspūdžio nuomonės dalykas. Ir jeigu jau paimant tą jūsų palyginimą su akcininkais, tai tarp akcininkų irgi dažnai kyla labai dažnai. Viena iš pagrindinių temų diskusijoms tarp akcininkų yra, ar ta valdyba, vadovybė gerai dirba ar blogai. Čia yra nesibaigianti tema. Ir prie tokių radikalių sprendimų, kaip jūs sakot, atleidimų ir panašiai, prieinama toli gražu ne iš karto. Donatai, jūs norėtumėt, kad būtų mažiau Seimo narių, kurie įsigilina į kiekvieno įstatymo eilutes arba į kiekvieną raidę to įstatymo, bet panašiai juk yra komitetuose. Kiek dabar yra komitetuose Seimo narių? Nuo 7 iki kokių 10. Jūs turėjote 7 Seimo narių, prašau. Pažiūrėkit, tai aš galiu lažintis, kad ten, kur yra 7 komiteto nariai, ten greičiausiai sprendimai priimami ir greitai, ir nedūla stalčius. Norit lažintis? O ten, kur 15, ten iki nukritimo jie ginčiasi. Leiskit komiteto pirmininkui. Nesilažino, žiūrėkit, jeigu Seimas būtų akcinė bendrovė arba didelė bendrovė, koncernas, būtų labai lengva pasiūlyti, kaip jo valdymo kokybę pagerinti. Imk rinkoje sėkmingiausius. Nebūtinai labai lengva. Nebūtinai lengva, bet maždaug aišku. Ieškok rinkoje sėkmingiausių vadybininkų, kurie kitur gerai, ir bandyk juos perviliuoti. Aišku, kad tai bus sunku, reikės brangiai mokėti. Arba, jeigu to nepajėgi, žiūrėk, kas gerai auga ir suteik sąlygos jam augti ir mokyk. Ir suteik sąlygas mokytis. Bet Seimo valdyba sudaroma ne šitokiu būdu. Aš labai norėčiau, kad prieš dalyvaujant rinkimus būtų jie patestuojami.
bet jie netestuojami. Palauk, kas čia testuojas? Žmonės, kad būtų išbandomi. Kad būtų specialistai atrenka. Ekspertų komisija. Ekspertų Vat jūs komisija. čia susėstumėt Bet ir neišeina. Be abejo. Aš tai tikrai, ir va žmogus niekada Be abejo. Ir būtų tam tikra Jau kokybė. tada 100 metų. Aš į savivaldybę nepakliūsiu. Kad parlamentarai mokėtų bent vieną užsienio kalbą, kad Žmonės jų kalbų pasiklausė. Leiskit, pono Masiuliu, kad suprastų demokratinius procesus ir panašiai. Tai kadangi viso to nėra galimybės, tai išrenka žmonės, ką nori. Tai amerikiečiai ir kiti yra atradę principą, kad atstovybėse, ar tai parlamentas, ar savivaldybės, yra sudaromas galimybės mokytis. Štai Suomijai, jeigu jūs būsite išrinktas į savivaldybę, miesto planavimo komitetą, būtinai turėsit išvažiuoti ir pirmą kartą į Helsinkį bent 3 savaitės į kursus, kad suprastumėt, ką darote. Jeigu Amerikoje jūs išrenka į kongresą, jūs turite teisę mokytis bet ko, kas jums atrodo reikalinga. Norit pasakyti, kad ponas Kęstutis Mažeika būtų turėjęs mokytis kelias savaitės? Aš norėčiau, kad man būtų sudarytos sąlygos. Man, profesoriai. Aš apie Mažeiką nesirūpinu. Kaip jis nori, taip tiek rūpinas. Bet aš žinau, kad man to ir to trūksta. Ir aš norėčiau stiprinti savo žinias čia ir čia. Ir kadangi tai yra mano darbui reikalingi dalykai, kad man tai būtų padaryta. Amerikos kongrese bus patys pasamdyti jums lavintis, patys geriausi specialistai, nes jūs neturite daug laiko. Trumpai, greitai, su patarimais jums padės siekti pasidės 2 kadencijas. Va kaip kokybė yra padaroma. Šitai. Padarys savo darbą. O kokybė, o jeigu kongresą mes 20% ar 30% sumažinsim, čia su kokybė nieko bendro nėra. Ponas Mažeika, jūs esate sakęs, berods, kad kai kurie Seimo nariai, kurie yra daug kadencijų Seime, jie bijo prarasti savo vietą ten. Na, tai be abejo, man... Jūs tą girdite Seimo koridorius? Taip, iš tiesų, aš kaip dar komiteto pirmininkas galiu pasakyti, ką kolega nuogastauja, kad lygtais, jeigu vienu komitete vienu nariu bus mažiau, tai įvyks Kokios komiteto pirmininkas? Aplinkos apsaugos. Ir iš tiesų įvyks tragedija, tai iš tiesų galiu nuraminti, kad tragedijų neįvykia nei vienam komitete. Kaip tik aš pasigendu komitetuose, kai priimami sprendimai, šiandien dienai, pavyzdžiui, savivaldybių balsas yra paskutiniai vietoj. Tai manau, kad priimdami sprendimus turi girdėti, kas vyksta savivaldybėse, kuo gyvena žmonės. Aš pradėjau. Ir tai geriau, kad būtų. Na, tai mes taip ir dirbame. Pas mane komitete savivaldybių asociacijos atstovai visada praktiškai yra, visais klausimais mes derinamės ir diskutuojam. Ir aš manau, kad tikrai kokybinė prasme dėl vieno Seimo nario komitete nebuvimo tikrai niekas nesugrius ir demokratija nesugrius. Tai yra požiūrio klausimas. Jeigu Seimo nariai jaučiasi neliečiamaisiais ir kodėl, pavyzdžiui, jūsų kolega Kubilius, tiek metų, man net gėda sakyti, kiek jis kadencijų, kad jisai vienmandatėje apygardų niekada nėra laimėjęs. Ir kai kolega Povilas pasiūlė jam padėti mandatus ir eiti pasitikrinti vienmandatį apygardoj, tai turbūt atsakymas buvo aiškus, nes toks žmogus niekada nelaimėtų. Bet jis tiek metų Seime ir ką gyventojai sako, kad iš tikrųjų tas pats veidas žmonės mažų mažiausiai ne tai, kad erzina, bet ir netgi demotyvuoja kitą kartą. Atsiprašau, Kubilius buvo renkamas vienmandatėse. Jūsų žiniai. Jūsų daugiamandatėj. Nesiginčykim, ką galim patikrinti gerai. Kubilius, jūs galite patikrinti. Žiūrėkit, aš jums pasakysiu, nes žinau, šitą kadenciją Kubilius atsisakė savo vienmandatės Antakalnį, kuri visą laiką buvo renkamas ir užleido ją Šimonytei, nes pats nenorėjo dalyvauti vienmandatėje, nes bijojo, kad bus išrinktas ir vėl vienmandatėje, o pas mus partija yra tokia tvarka. Jis norėjo dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Ir pas mus yra tokia tvarka. Visi, kas išrinkti vienmandatės apygardos, neturi teisės dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Tai Kubilius atsisakė vienmandatės apygardos, nes nenorėjo būti išrinktas, tam, kad galėtų dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Ir beveik garantuoju, kad jisai irgi bus išrinktas. Tai prie ko mes prieinam, vėlgi prie tų pačių sąrašų, kur eilė metų tie patys, Salamakinas pavyzdys, vėlgi buvęs. Tai žmonės už juos balsuoja, žmonės renka. Viktorai, jie vis tikisi jaunimo. Salamakinas laimėjo vienmandatės jau nuo 92 metų Salamakinas Seimo narys. Bet apie kokią mes kompetenciją kalbam, gerbiam. Tai žmonės balsuoja už jį. Tai kaip mes galim žmonėm neleisti? O už ką žmonėm balsuoti, kai jūs neleidžiate politiką jaunųjų? Kaip matuosime? Už ką mes balsuosim? Kiek Lietuvoje yra partijų? Turbūt gal 100. Žiūrėkit, galima aš dar vieną
Pasiklausykim truputėlį argumentų. Norėčiau įnešti dar vieną tokią perspektyvą. Mes čia daug kalbėjom apie Seimo narių palyginimą su bendrovės vadovybė, tai galimas yra palyginimas, bet tai ne vienintelis yra palyginimas, nes politikos Seimo nario darbas yra atstovavimas. Ta darbą galima turbūt geriausiai palyginti su advokato darbu. Tai dabar kaip matuojam advokato kompetenciją? Pagal tai, ar jis turi klientų, ar neturi klientų. Gal kad ar jaunas? Pagal darbo tai lygiai rezultatą. taip pat ir čia. Jeigu Kubilius turi vienmandatę apygardą, kurioje jis būtų nuolat išrenkamas, kiek tik nori, vadinasi, jis turi klientų ratą, turi žmonės, kuriuos jis atstovauja. Nebūtinai tai yra ten visi žmonės, aš taip nesakau. Bet šitą irgi, man atrodo, reikia įvertinti. Jūs, ponas Gailiau, esate taip pat ir grupės už konstituciją narys. Jūs taip pat ten siūlote nemažinti Seimo narių skaičius. Siūlau nemažinti. Siūlote nemažinti. Kiek jūs ten turite narių toje grupėje? Dabar jau yra virš 80 turbūt tų parašų, bet mes sąmoningai siekime, kai rinkome tos parašus, mes ieškojame žmonių, kurie atitiktų dvi sąlygas. Tai pirmas dalykas, kad jie būtų neaktyviai veikiantis politikai, nes nenorėjom čia sudaryti tokį įspūdžio, kad čia kažkoks politikavimas vyksta. Antra vertus, mes ieškojame žmonių, kurie būtų kažkaip jau pasirodę, įsitvirtinę, turėtų tam tikrą vardą, kad būtų kitų žmonių gerbiami ir jų laikomi autoritetais. Tai užtat mes niekada nesiekėme kažkokio masiškumo. Mes norėjom parodyti, kad yra tam tikra visuomenės dalis, kurios paprastai neapmulkinsi. Kodėl tuomet yra pavojinga mažinti Seimo narių skaičių? Kokie yra tie pavojai jūsų požiūrį? Pats svarbiausias dalykas, kurį mes norėjome pasakyti ir į kurį aš norėčiau, kad būtų kada nors atkreiptas dėmesys, tai kad negalima taip paprastai kalbėti apie vieną ar kitą atskirai paimtą konstitucijos pataisą. Konstitucija yra sistema ir problema, kurią mes siekiame iškelti, yra, kad su ta tendencija konstitucijos kaitalėjimo yra kaip toje senoje geroje traškučių reklamoje. Kartą paragavęs negali sustoti. Tai mes norėjom savo valstybės vadovus ir savo bendrapiliečius perspėti, kad gal mes neatsidurkim tokioje situacijoje, kur nebegalėsim sustoti ir norėsis vis dar keisti. Ta konstitucija, pagal kurią mes gyvename, labai sunkiai buvo priimta. Labai sudėtingų kompromisų rezultatas jį buvo. Ir jinai sukūrė valstybę, kuri išliko stabili štai jau 30 metų. Bet gal nebeatitinka šių dienų? Išliko stabili tokioje geopolitinėje aplinkoje, kurioje toli gražu ne visos valstybės išliko stabilios. Ir manau, kad Lietuva geriau gyvena net pavyzdžiui, negu Latvija, sakykime, šito valstybės stabilumo požiūriu. Čia yra irgi vertingas dalykas mūsų tų pasirašysių nuomonė ir mes norėjom atkreipti dėmesį, kad mes čia kalbame apie precedentą, kad šita valdžia nori sumažinti Seimo narių skaičių, kita valdžia gal norės sumažinti, nežinau, nustatyti mažesnius slenksčius, sakykime, žmonių suėmimui, sulaikymui. Čia galima prieiti ir iki to, kad ir žmogaus teisės nebus apsaugotos taip, kaip jos šiandien yra apsaugotos. Ponas Dumbliauskai, sumažinus Seimo narių skaičių, ar tai būtų kiek nors pavojinga korupcijai? Mažesnį Seimo narių skaičių lengviau įtikinti. Nors, sakykime, nepapirkti, nevartokim to žodžio, bet įtikinti. Lobistai tai dirba. Lobistai dirba kiekvienam Seime pasaulio. Ir įtikina, tai ar įtikinti 141, ar 120, ar 101 įtikinti. Tai dar lengviau 101. Pusę įtikinti. Aš šitą lengvai galiu atsakyti. Užtenka pusę įtikinti. Jūs sakot, žymiai lengviau įtikinti, nepapirkti, ar ne? Žinot, kas taip sako? Dažniausiai tas žmogus, kuris pats rankas tiesia į korupciją ir į pinigus ir yra nuo to priklausomas. Spectarnybos turės daugiau darbo. Dėstytojai kaltinat... Aš dar apkaltinsiu truputėlį kitais dalykais, bet pakalbėkim dar tokį dalyką kaip korupcija, žiūrėkit. Tai jūs sakot, kad 101 bus lengviau padirbti. O kaip su spectarnybom, kam jos įtikinti? Kam spectarnybos dirba? Jiems bus lengviau jos sužiūrėti. Gal tada daugiau turėtum tokių rezonansinių bylų? Gal daugiau tada pamatysim tokių dalykų? Nes bus lengviau pamatyti, bus lengviau jos sužiūrėti ir panašiai, negu kad dabar, nelankantis posėdžių, kaip skrusdėlį, neišeina 15 ir nieks
nepamato. Grįžkime prie konstitucijos. Aš dabar dėstytoju dėl konstitucijos jisai čia keitimo. sakė, Amerikos konstitucija, kiek kartų keista, aš tiek pirštus pakeisiu. Ar jūs žinot, kada konstitucija iš vis priimta? Gal datą paminėkit, nes čia studentam dėstot. Kada Amerikos konstitucija buvo priimta? Gal datą pasakykit. Neatsimenu, bet tiksliai. Ok, 1787. Gal galite pasakyti, kada buvo pirmą kartą pakeista konstitucija Amerikos, į kurią mes imam pavyzdį? Jūs to nežinot, po 2 metų. Bet tai kiek keitimų buvo? Būtent, kiek buvo keitimų? Po 7 metų Amerikos konstitucija, jinai buvo pakeista 11 kartų. Po 7 metų. Iki šios dienos, žinot, kiek buvo pakeista? 26 kartus. 26. Paskutinį kartą 92 metais. Gali būti tiek. Ne, tai jūs galite Google'o suvesti. Lietuvos konstitucija jau ne vieną kartą yra pakeista. Va, dabar žiūrėkim, po 7 metų Amerikos konstitucija 11 kartų buvo keista. Pas mus 30 metų konstitucija nekeičia. Ir dabar atsakysiu Bernardui. Nekeičia, kodėl nekeičia? Ne, tai keista, bet kiek kartų? Nu, aš tiksliai jums nepasakysiu. Aš pasakysiu 3? Taip. Nu, tai gerai, tai paskaičiuokit, palaukit. 200 metų 26 kartai, taip, ir 30 metų. Po 7 jau 11. Tai daugiau mažiau. Po 7 metų jau 11 kartų būdavo keista. Ne, gerai, nu, bet tai grįžkim prie jūsų, Ne matematikos klausimas. Jūs labai svarbų dalyką paminėjot, kad nereikia konstitucijos keisti, nes tai stabilumo ženklas. Sutinku 100%. Jūs sutinkat, kad konstitucija yra parašyta, kokiais atvejais jinai keičiama. Stabilių straipsnių apie Lietuvos nepriklausomybę ir visus kitus dalykus aš net nekeičiu. Dabar apie skaičius pakalbėkime. 141 parašytas, ar ne? Ir mes pasižiūrėkime tas tendencijas, kokioje Lietuvoje dabar gyvena. Aš nemanau, kad, žinot, 91 metais lietuviai masiškai bėgo iš Lietuvos. Nemanau, kad savižudybių tiek buvo. Nemanau, kad prasigėrusių tiek buvo. Ne, palaukit, buvo tiek savižudybių prasigėrusių. Skaičius buvo rekordinis per visus šitos 30 metų. Suprantat, ir prasigėrusių buvo labai panašus skaičius. Situacija turėtų keistis ir konstitucija pagal ją. Šitais parametrais, kuriais jūs išvardinot, situacija beveik nesikeičia. Kaip, ta prasme, mes kaip žudėmės, taip žudome, teisingai. O kodėl taip atsitiko? Ne, tai palaukit, tai jūs sakėte, kad keičiasi situacija, turi keistis ir konstitucija. Tai aš jums sakau, kad jeigu kalbam apie tuos parametrus... Tai 30 metų žudasi tiek pat žmonių, mes pirmi 30 metų pagal savižudybių skaičių. Teisingai. Ir pagal prasigėrusių žmonių. O gyventojų skaičius irgi tas pats Lietuvoje gyvena. Rinkėjų skaičius tas pats, piliečių, kurie balsuoja skaičius tas pats. Nepanašus. Va tie, kurie milijonas pabėgo, pasižiūrėkit statistiką, kiek jų balsuoja. Va žmogus pasakė, nebalsuoja. Suprantat, milijonas išvažiavo, ar jie prabalsavo tas milijonas. Pasižiūrėkit užsienio lietuvių balsavimo rezultatus. Ten 7-6%. Visi lietuviai čia vargšai gyvendami nueina balsuoti. Kaip čia yra susiję? Tai jūs norit pilietybę iš jų atimti? Nenoriu atimti. Apie pilietybės klausimą čia kitas. Mes dabar apie skaičių, suprantat. Situacija pasikeitė Lietuvoje. Bet žiūrėkit, Dmitrijus sugrįžot, ar ne, į Lietuvą? Ką jūs veikit čia dabar? Dar nežinau. Ėjau darbo biržą, kad išlaikyti vairuotojo, tolimųjų reisų vairuotojo teisės, kadangi vienintelė vieta, kur aš galiu uždirbti pakankamai, kad kažką tai sau leist, tai vat tolimųjų reisų vairuotojas. Ir aš vėl išvažiuoju iš Lietuvos. Išvažiuojat 8 savaitėm, kad 2 savaitėm būt grįžus ir vėl 8 savaitėm išvažiuoju. Kas, aš emigrantas? Kaip jūs jaučiatės? Ne. A kaip jie skaito? Ne, kaip jūs jaučiatės emigrantų dėl to? Aš kažkur išvykęs. Bet tai, kad aš nešu į valstybę pinigus, jie neskaito. Vat kaip Seimas žiūri į žmonės. Tu atnešk, mes paimsim. A tu pats varyk kur nors. Jūs minėjot pakankamai uždirbti. Kas yra pakankamai Lietuvoje? Kad važinėti su mašina bent jau kokių 5 metų senumo, o ne 25, kaip aš važinėjau. Pakankamai yra, kad tu kartą per metus nuvažiuotum bent jau į Turkiją už 450 eurų pailsėti. Tu ir tavo žmona. Pakankamai yra, kad leis savo vaistų, jeigu tu susirgai, o ne kaip dabar sprendi vaistus ar duoną pirkti. Bet jeigu sumažėtų Seimo narių skaičius iki 111 ar iki 101, kaip siūlo Donatas, ar jūsų gyvenimas pagerėtų dėl to? Mano gyvenimas pagerėtų dėl Seimo narių tarpusavio konkurencijos. Sunkiau būtų patekti į tą Seimo nario vietą, vienas dalykas. Antras dalykas, išskyrus tai, mano manimu, reikia daryti atsakomybės kažkokį mechanizmą. Seimo narys pakliuvęs į savo vietą, jisai, atsiprašant už tarmišką žodį, bet užkala ant visko. Jam nieko nebepadarysi. Jisai turi grįžti pas rinkėją kas 3 mėnesius į savivaldybę, atvažiuoti, atsiskaityti, gauti užduotį. Ir jeigu nepatenkinti gyventojai, kurie jį išrinko, tą daugumą gyventojų, kurie už jį balsavo, jie turi turėti galimybę jį iš ten atšaukti prieš sueinant kadencijos terminai. Va to nenumatyta visiškai. Mes tave pastatėm, a kas tu toks mes nelabai žinojom, ir tu tenais kelis metus, a ką tu ten darai, a mes nelabai žinom. Bet tai jūs gal gali domėtis? Viskas. Tai aš domiuosi. Bet, iš tikrųjų nieko nedaro. Jokių pokyčių į regionus, aš nešneku apie Vilnių Kauną, į regionus, į kaimą. Nieks neatvažiuoja, nieks nesikeičia. Šalis sumažėjusi, trečdaliu. Seimas nesumažėjo.
už šiltas vietas laikysis iš paskutinių galių. Nes geras atlyginimas, geras socialinis aprūpinimas. ten jau to nieks nebenorės, tas Seimo narys. Nesupranta, kad šalis rieda į tokią duobę. Kokia ten šiluma? Prieš 15 metų atidarė sienas išvažiavėliam į Angliją. Dauguma išvyko į Angliją lietuvių. Dauguma. Dabar gaunasi toks tramplinas. Tie, kas išvažiavo mano dabartinio amžiaus 40 metų, jie jau atidavė visas jėgas Anglijoje, jie pradeda sirgti. Jų sveikata blogėja. Tuoj bus tokia banga masinė grįžtančių į Lietuvą, sergančių, neprižiūrėtų, negavę medicininio aptarnavimo tinkamą. Ir ta banga užplūs Lietuvą geometrinę progresiją. Ir gaunasi taip, kad jaunimas darbingo amžiaus išvažiuoja, lieka senuoliai, vaikai ir dar grįžtantieji, sergantieji. Ką mes darysim su jumis? Ponas Dumbliauskai, Seimas yra, kaip ir jūs minėjote, institucija, kuria pasitikima mažiausiai ir tai buvo daugybę metų. Ar jūs manot, valstiečiams dabar pavyks ką nors pakeisti, jeigu jie įgyvendins savo referendumo planus? Tai jie pirmiausia neįgyvendins, manau, antrą nieko nepakeis. Pažiūrėkite, 3 metai, ką valstiečiai nuveikė, nieko doro. Pripažinkite vyrai, pridėkite ranką prie širdies, sumažins tą Seimo narių skaičių iki 121. Kas pasikeis? Niekas. Vyrai, būkite sąžiningi. Reikia keisti sistemą, reikia pirmiausia keisti mokesčių sistemą. Blogai. Lietuvoje blogai dėl to, kad mažiausios algos regione, mažiausios pensijos regione. Ką padarė valstiečiai? Kartoju, nieko tų klausimų nepadarė. Mokesčių reformos jokios nevyko. Ir neįvyks, kadangi rinkimai prasidėjo. Tai čia yra šuo pakastas, o ne tas Seimo narių skaičius. Čia tokia pseudo problema, sukurta, žmonės pikti, aš pilnai suprantu. Aš tik tai vieną labai trumpai, nes mūsų laikas baigėsi. Mes padarėm, žinot, tik tai ką, tik padarėm tą, ką padarė Kubilius per naktinę reformą, gražinom žmonėm tos pensijas, kurie buvo nubraukta ir visa kita. Tai jau šitą tikrai padarėm. Tai visa kita yra dar prieš akis. Buvo puikiai diskusija ir svarbiausia reikėtų nepamiršti, kad būtent diskusijose gimsta tiesa, taip sakė dar antikoje. Netrukus žodis LNK žinioms. Lietuva išsirinko merus kaip šventė laimėtojai. Sveiki, ką švenčiam? Panevėžys! O kaip reagavo pralaimėjusieji? Mano retorika per rinkimus buvo gal tokia kartoka. Nugalėtojų triumfas ir pralaimėjimo kartelis netrukus per LNK žinias. Taigi šiandien tiek, ačiū už kompaniją, čia buvo laida Yra kaip yra, likite su LNK.